Šiemet jai būtų 102, bet šis skaičius jai visai netinka. Visuomet jauna, padūkusi, laisva ir kūrybinga. Ji rašė, vertė, vaidino, režisavo. Jos jausmuose tilpo visa, iš ko susideda gyvenimas. Meilė ir pyktis, nuolankumas ir ambicijos, šviesa ir pilkuma. Vaikystėje romantiška svajotoja, jaunystėje karo griuvėsiuose besislapstanti pabėgėlė, galiausiai visko, kas brangiausia, netekusi emigrantė. Jos istorija verta filmo. Ji pati išskirtinės vietos tarp mūsų kultūros ryškulių. Nepaprastai drąsi moteris, kuri principinga moteris, kuri tiesiog, jeigu taip galima įvardinti, fatališka moteris, karė tam tikrą prasme, kuriai ta kova, tam tikra kova buvo jos gyvenimo būdas. Aktorė, žurnalistė, rašytoja, erotinių eilėraščių kūrėja, energingoji Birutė Pūkelevičiūtė. Šias dvi nuotraukas skiria 50 metų. Tiek užtruko laukti, kol Lietuvos netekusi studentė galėjo vėl sugrįžti ir su išsaugotu raktu atsirakinti kadaise paliktų namų duris. Tarp šių nuotraukų 50 mečiai margos istorijos, klajonių, praradimų ir, žinoma, kovos. Birutė buvo šelmė, principingai atkakli ir niekada nepasiduodanti. Laikrašty parašyta, kad 2 valandas per dieną žmogus turi juoktis ir 2 minutės verkti. Taip, aš 2 valandas juokiuosi ir 2 minutės verkiu iš juoko. Tai va čia atspindi Birutės charakterį. Niekada nepasiduot, siekt savo tikslų. Birutė Pūkelevičiūtė gimė 1923 Kaune. Tėvai Juozas ir Pranciška Pūkelevičiai buvo valstybinių įstaigų tarnautojai. Vienturtė augo mylima ir viskuo aprūpinta. Nuostabūs atsiminimai iš jaunystės Kauno Birutei visą gyvenimą buvo ramstis ir šviesa. Pats saulėtekis buvo. Čia kūrėsi tikrasis Lietuvos kultūrinis, meninis gyvenimas. Teatrai, muziejai, kinai. Čia buvo opera, kurią jinai lankė ir kurią jinai žavėjusi, nes teatras ją pakerėjo nuo vaikystės. 6 su tėvais nuėjo į teatrą žiūrėti Spragtuką. Ir tas Spragtukas tapo jos paslaptimi, jos mistika. Tėvai leido ją į Švento Kazimiero gimnaziją, kitaip Saulės gimnaziją. Visos gimnazistės buvo vadinamos saulėtėmis arba saulutėmis. Na, o klasėje Birutė buvo siela, tiesiog tos klasės dvasia. Buvo pirmūnė, mokėsi labai gerai, iš klasės į klasę ėjo su pagirimu. Be abejo, ir mano teta Julytė kartu mokėsi, sėdėjo vienam suole ir tarp jų būdavo lenktynės, kas geriau išlaikys. Ir labai daug atsiskleidžia Birutės gyvenimas, jos visas mąstymas, jausmai jos dienoraštyje. Gavau 3 iš darbų. Negalėjau išsiuvinėti. Iš tokio šlamšto sugadino man visą trimestrą. Va, Gečiūtė jau 2 3 turi. Kad gautų dar 1. 17 metų įstojo į Boriso Dauguviečio teatro studiją ir lankė tą teatro studiją slapta. Ir tėvai sužinojo, aišku, apie jo studijos lankymą. Ir vyko įvairūs debatai namuose ir pykčiai. Ir mama šaukė,
tik per mano lavoną, neleisiu tau rodytis na padmostkach. O Birutė sako, aš noriu, bet čia sako šlamštas. Aš noriu to šlamšto, aš noriu. Ir abi verkė ir raudojo. Na, tėvai leido, kai Birutė rašo dienoraštį, pažaisti metus laiko. Bet tas žaidimas virto į jos aktorės šlovę. Jinai ne tik lankė studiją, jinai tapo Stasio Santvaro jaunimo teatro aktorė, kuris buvo įkurtas būtent mūsų dramos teatre, dabartinėme, ir Birutė tenai vaidino. Ir jos pirmas vaidmuo, jau rimtas vaidmuo, yra Hanelė pagal Hauptmano pjesę Hanelė. Taigi šlovė, 14 spektaklio, tėvai susitaikė su dukros pasirinkimu, tačiau belankydama studiją, jinai buvo pažadėjusi tėvam, kad jinai studijuos ir savo pažadą išpildė. Jinai studijavo vokiečių kalbą universitete, tačiau paskui pasirinko žurnalistiką, nes nusprendė, kad žurnalistika trumpesnis laikas. Ir tokiu būdu jinai baigus žurnalistiką galės rašyti recenzijas, būti teatro kritikė. Taigi čia buvo toks Birutės vėlgi gudrus sumanymas. Ieškojimai, atradimai, skaidrioji Kauno metų pasaka baigėsi 1940-aisiais. Į Lietuvą įžengę sovietai sugriovė Pukelevičių šeimos gyvenimą ir pasmerkė išbandymams, kurių niekas negalėjo ir įsivaizduoti. 40 metais jų gyvybės pakibo irgi virš Damoklo kardo, kadangi jos tėvo Juozo jauniausias brolis Vladas gyveno jų namuose. Gyveno du artimieji, tai iš mamos pusės dukterėčia Janina ir iš tėvelio pusės Vladas. Šie artimi žmonės buvo jai kaip broliai ir seserys. Ir Vladas, baigęs mokyklą, nes jis gerokai jaunesnis buvo už Juozą, jis pasirinko kariškio kelią. Jis buvo išventintas į leitenantus, Jonavoj vadovavo grupiai kariškių. Žodžiu, 40 metais atėję, jie nežiūrėjo, kas ir kaip sovietai suėmė Vladą, kankino kalėjime ir išvežė į Norilską. Norilske jisai miręs, o tėvas dirbo užsienio reikalų ministerijoje. Ir jis buvo vienas iš tų, kuris vadovavo šauktiniams. Net parašė vadovėlių apie šauktinių elgesį, jų paruošimą. Taigi, jie tiesiogiai buvo susiję su valdžia. Tėvas apdovanotas Gedimino ordinu. Tai buvo Lietuvos inteligentija, šviesuomenė. Ir tada, jau kai antroji okupacija užgriuvo 44-ais, buvo aišku, kad šie žmonės, jie bus arba ištremti, arba sunaikinti kalėjimuose. Ir jie pasitraukė tikrai vos ne patys paskutinieji. 44 metų pabaigoje, spalio mėnesį, jie išvyko, kuomet jau puolimas buvo iš visų pusių. Klajonės į nežinią, grūstys perpildytose traukiniuose, galiausiai slapstymasis bombarduojamo Dancigo, dabartinio Gdansko rūsiuose. Sovietų kareiviams masiškai žudant vietinius, prievartaujant moteris ir mergaitės, nuo savųjų pasimetusi Birutė meldė vieno – neišprotėti. Jos tėvas buvo suimtas, mama palaidota Dancige. Laimė, klajodama sugriautame mieste, jie atsitiktinai sutiko dvi draugės iš Kauno, tokias pat pasimetusias bėgles. Trijulė atsidūrė sovietų administruojamoje darbo stovykloje Vokietijoje. Suartintos išbandymų, merginos liko artimos iki pat gyvenimo pabaigos. Tas beprotiškas gyvenimas sovietų apsuptyje buvo klaikus ir baisus. Jos audė mintį, kaip ištrūkti iš to raudonojo smako nagų. Birutė nuo pirmos akimirkos suvokė, reikia gintis, apsispręsti ir veikti. Tai moto.
jos gyvenimo tampa moto – gintis, apsispręsti ir veikti. Ir štai, kai jos sužino, kad jau žada iš tos stovyklos perkelt į kitą stovyklą, iš kurios jau keliausi atgal tikrai ne į Lietuvą, į Sibirą arba dar toliau, jos nusprendžia padirbti dokumentus. Ir štai užsidarė kambaryje, Birutė ant dokumentų, aišku, vėlgi slapta paima tos oficialius dokumentus ir padirba savo ranka raštą to būtent rusų komisaro, turėjo pavyzdžius, parašo leidimą, kad gali išvykti. Padirbtais dokumentais, svetimomis pavardėmis, merginos sėkmingai pasiekė Berlyną, o netrukus ir Augsburgą. Padirbtais dokumentais, svetimomis pavardėmis, merginos sėkmingai pasiekė Berlyną, o netrukus ir Augsburgą. Vadinamųjų dipukų stovykloje Birutė praleido 3 metus. Birutė Pūkelevičiūtė vaidina, režisuoja, su Antanu Škėma jį vaidina drauge ir galbūt tada, o galbūt kažkada šiek tiek vėliau, tiesiog gimsta ta jų meilės istorija, neilgai trukusi meilės istorija, kuri šiek tiek vėliau baigėsi tam tikrais konfliktais. Ir 1948, nuo 48 metų, Birutė Pūkelevičiūtė su šeima apsigyveno Kanadoje. Gyvendama Kanadoje, o vėliau Jungtinėse Amerikos valstijose, Floridoje ir tam tikrą laikotarpį Čikagoje, ji Kanadoje dirbo nekilnojamojo turto agente. Žodžiu, tai buvo darbas. Ir kaip po tam tikrų išgyvenimų, tokių dvasinių išsiskyrimo su Škėma, ji nusprendė atvykti į Čikagą. Tai ji nusiperka iš vyresnio lietuvio, išsinuomoja, nusiperka suvenyrų, lietuviškų suvenyrų krautuvėlę ir prekiauja tais lietuviškais suvenyrais. Tautodailės gaminiais, gintaro gaminiais. Bet ir šis verslas dėja buvo nuostolingas. Ir kada jos tėvas pasilikojo ir iš Kanados taip pat atvyko į Čikagą, tėvas įkalbėjo Birutę Pūkelevičiūtę tą parduotuvėlę parduoti. Jos gyvenimas buvo teatras, buvo literatūra. Ir kaip jinai sakė, labai gera jos frazė, kurią aš norėčiau pacituoti. Aš nesu grynakraujė rašytoja, turiu tarsi 2 pilietybės. Kartais juokaudama sakydavau, literatūra yra mano oficialus vyras, o teatras mylimasis. Daug sykių literatūrą esu palikusi, daug metų praleidau teatro glėby. Monrealyje su bendraminčiai įsikūrusi lietuvių teatrą, Birutė ne tik jame vaidino, bet ir režisavo. Daugiausia lietuvių autorių pjeses. Pastatė Baltaragio malūną, Milžino paunksmę. Vaidinimus entuziastė įrašė ir į plokšteles. Jos galvoje sumanymu, kaip jinai sakė, sukosi įvairūs ratukai ir galvojo, ką čia padaryti, kaip padaryti. Vėliau, kai jau jos draugai įsikėlė į Čikagą ir teatro gyvenimas Monrealyje atslūgo, jinai irgi nusprendė, kad ją reikia persikelti į Čikagą. Ten buvo Atžalyno teatras ir jinai galvoja susijungti su tuo Atžalyno teatru. Jinai parašė pjesę
Aukso žąsis. Tai nuostabus vaidinimas skirtas ne vaikams. Iš karto sakau, suaugusiems. Bet, na, kai kas traktuoja šitą pjesę kaip vaikams, tikrai neapsigaukit. Nuostabi, linksma. Kazys Bradūnas pavadino ją dzinguliukais ir sako, kada tu grįši prie rimtos kūrybos. O Birutė atsakė, kodėl mes turim verkt, kodėl mes visą laiką turim raudot. Bet įvyko nesutarimai. Ir jai teko atsitraukti nuo Atžalyno, bet jos galvoje gimė filmas. Ar jūs galite įsivaizduoti? Staiga Amerikoje atsiranda pirmas lietuviškas filmas. Ir jinai aukojosi visus pinigus, kaip ir jos draugai, bičiuliai, sudėjo, kad tik tas filmas pasirodytų. Labai daug jėgų iš jos atėmė šis filmas ir štai pavyko. Pavyko tą filmą pastatyti, buvo gražiai parodytos premjeros ir Čikagoje, ir Niujorke. Tačiau aktorystės veikliai artistei buvo per maža. Birutė ėmėsi plunksnos. 1952 pasirodęs debiutinis jos kūrinys išeivijos literatūroje prilygo bombai. Debiutavo, kaip ir dauguma jaunų žmonių, eilėraščių rinkinių Metūgės. Eilėraščių rinkinių Metūgės, kuris, na, buvo išskirtinis to meto kontekste, na, ta gaivališkumo raiška, moteriškumu ir erotika tam tikrų atvirumu, gaivališka tokia moteriška poezija, kas vis tik pripažinkim 6-ojo dešimtmečio pradžia nebuvo pripažinta. Tame lietuvių literatūros lauke ir periodikoje lietuviškoje, na, dominavo vyrai ir tų vyresniųjų vyrų, na, tos pažiūros į literatūrą buvo ganėtinai konservatyvios. Ir tų jaunų debiutančių tuo metu, na, tikrai nebuvo daug, va, Birutės Pūkelevičiūtės kartos. Toks itin griežtas sutikimas šio rinkinio buvo netikėtas, žinoma, pačiai autoriai. Kritikai jaunąją poetę kone sumalė į miltus. Subtili erotika buvo išvadinta aistrų tvaiku, o drąsa tokią poeziją publikuoti pasileidimu. Reikia pripažinti, kritikams pavyko užgesinti autorės polėkį. Eilėraščių suaugusiems Birutė Pūkelevičiūtė neberašė beveik 40 mečius. Grįžo prie jų tik 1990-aisiais, būdama brandaus amžiaus. Jos vėlyvesnėje kūryboje atsirado proza, atsirado drama, atsirado kūriniai vaikams, kurie, na, ypatingai buvo populiarūs išeivijoje. 1956-aisiais rašytoja išleido ryškiausią savo kūrinį – autobiografinį romaną „8 lapai“. Tai, ką teko išgyventi traukiantis iš Lietuvos, aprašė ne vienas išeivijoje įsikūręs lietuvis rašytojas. Tačiau niekam nepavyko taip savitai kaip Birutei Pūkelevičiūtei. Romanas „8 lapai“ vertingas tiek dokumentinę, tiek meninę prasme. Algirdo Landsbergio romanas „Kelionė" 1954 metais išleistas jau Jungtinėse Amerikos valstijose, Birutės Pūkelevičiūtės „8 lapai“ ir Antano Škėmos „Balta drobulė". Ir šį kūrinį, na, tiek Baltą drobulę Škėma, tiek Birutė Pūkelevičiūtė rašė tuo metu, kada jie gyveno drauge Kanadoje. Škėma palieka savo šeimą, išvyksta į Kanadą. Ten abu jie aktyviai dalyvauja teatrinėje veikloje. Jurgis Blekaitis pagal Antano Škėmos pjesę „Živilė“ pastato dramą. Pati Birutė Pūkelevičiūtė vaidina ten pagrindinį Živilės vaidmenį, Škėma vaidina išdaviką. Ji nuolat dalyvaudavo
draugo dienraščio konkursuose. Tai būdavo romanų konkursai ir žinoma, autorius, kuris siųsdavo romaną, būdavo anoniminis ir komisija išrinkdavo geriausią autorių. Tai Birutė Pūkelevičiūtė visada traukiniu važiuodavo iš Kanados į Ameriką ir iš Amerikos išsiųsdavo, kadgi niekas neatpažintų. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Birutė Pūkelevičiūtė pagaliau galėjo aplankyti gimtąjį Kauną. 1992-aisiais virpančia ranka atsirakino savo namų duris su raktu, kurį visus 50 mečius už Atlanto saugojo lyg relikviją. 1999-aisiais Birutė apsisprendė Lietuvoje likti visam laikui. Mirė 2007-aisiais. Prisiminsiu turbūt jos jautrumą. Na, po ta jos drąsios karės, ringo kovotojos, kaip aš ją citavau, kaukę, slėpėsi labai jautrus, labai jautrus žmogus ir mūsų ta epizodinė pažintis, aš tikiu, kad ji tikrai turėjo daug artimų bičiulių, daug artimų draugių gyvendama Čikagoje, gyvendama išeivijoje, bet, na, tam tikri jos gyvenimo konfliktai, tam tikri pykčiai, tam tikri susipykimai, kad ir su Henriku Nagyu Kanadoje savo laiku, ten būta įvairiausių peripetijų. Na, gyvenimo pabaigoje ji kažkaip mėgino tarsi kažkam papasakodama, vienam ar kitam žmogui papasakodama, aš galvoju, kad ji tam tikrą prasme mėgino atsiprašyti. Jinai parašė 4 romanus, kurie visi buvo premijuoti, bet premijuoti, kaip jinai sakė, mano slapyvardžiais, nes tai pasirašinėjo vyriškais slapyvardžiais. Parašė 3 pjeses, išleido 6 vaikiškas knygeles. Čia aš galiu vardinti, yra nuostabus dalykai jos sukurti. Tai yra mūsų kultūros, literatūros dalis. Jos neįmanoma užmiršti, o jos knyga Metūgės, jinai yra pasaulinio masto knyga. Ir kaip Birutė Cipliauskaitė sako, kad jeigu tas feminizmas būtų 50 metais atsiradęs, jinai būtų viena pirmojų feminisčių. Laidą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.